Sveiki visi, kurie šią minutę klausotės arba žiūrite mus. Tęsime pokalbį verslo aktualijų tema. Ir šį kartą pasirinkome temą, kuri kažkaip išryškėjo pandemijos metu. Kokios gi reikalingos esminės kompetencijos versle. Ir tęsėme mūsų pažintį su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Ir šį pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Gal, Žanai, pradėkim nuo to, kad vienas iš jūsų verslų, taip ir vadinasi strateginės kompetencijos, galbūt šiek tiek apie tai, kodėl pasivadinote strateginės kompetencijos ir kodėl jau tas prieš keletą metų buvo tokios įžvalgos, kad reikia kažkokių strateginių kompetencijų. Strateginės kompetencijos susibūrė tokiu labai kaip ir poreikiai atsiradus rinkoje, nes kai savininkai arba didelės kompanijos susidurdavo su vienokiais ar kitokiais iššūkiais, reikėdavo kažkaip tai pagelbėti įmonės vadovams. Ir tokiu atveju reikia nebe vieno žmogaus, ne vienos kompetencijos, pavadinkim, arba kas galėtų objektyviai įvertinti visą organizaciją. Ir dėl to taip išėjo, kad mes susibūrėm su labai skirtingom kompetencijom ir taip per mūsų dabartinius visus darbus, kuriuos esame atlikę, parodė, kad tai labai gerai. Tai jeigu kalbėt, kas sudaro šiuo metu mūsų tos strateginės kompetencijas, tai sudaro keletas žmonių. Reiškia, vienas atsakingas už finansus, kitas už marketingą labiau, kažkas už daugiau valdymą organizacijos, o dar vienas mes turim partnerį, kuris yra orientuotas į IT arba gamybinius dalykus. Tai aš taip, jeigu žiūrėt klasikiniu atveju, tos kompetencijos minimum, ko reikia, tai reikia pardavimo ir marketingo, tai yra savo produkto labai gerą išmanymą. Kita dalis yra susijusi su gamyba ir valdymu, kad būtų kokybiškai atlikti dalykai ir kažkas tai. Ir tada yra valdymas ir IT nebeišvengiama, tai yra realybė, kuri mus privertė jau dabar ir kažką optimizuoti, automatizuoti ir taip toliau. Ir valdymas yra atskiras dalis, kur mes visi partneriai su tuo ilgą laiką dirbę, vienaip ar kitaip vadovavę didelėse arba mažesnėse įmonėse. Tai valdymas yra irgi labai atskira kategorija, aš sakyčiau, kaip tas skirtingas kompetencijas sujungti ir kaip jas išnaudoti kartu. Tai dėl to strateginių kompetencijų susibūrimas ir buvo labai orientuotas į pagalbą visą pusę organizacijai. Tai, kad nesudarytų įspūdis, kad mes tiesiog čia šį kartą reklamuosime strateginės kompetencijas, tai kiek aš girdžiu, apibendrinkim, tai yra skirtingų kompetencijų vadovai, kurie iš išorės nori strateguoti ir priimti sprendimus valdymui ar ne įmonėse didelėse. Tai bet šį kartą tas pokalbis apie kiekvienai įmoniai aktualias kompetencijas. Kaip jūs pastebėjot dar prieš pandeminių laikotarpių, reikia kažkokių specializuotų kompetencijų. Aš suprantu, kad mes esam girdėję ir žinom ar ne, išmanom, kad reikia dalykinių kompetencijų. Bet ar tik dalykinių kompetencijų, kokių kompetencijų labiausiai trūksta ir pastebėjot, kad labiausiai reikia, sakykime, dabar kalbėkim apie universalią įmonę, ar ne, nespecializuokim, ar ne, ar tai gamybinė, ar kita įmonė. Tai universalių egzistuoja tokių kompetencijų, kurios būtinos arba labai labai reikalingos. Aš gal taip suskirstyčiau grubiai į keletą kategorijų, mes kai kalbam apie dalykinę, tai dažniausiai turim labai konkretų asmenį ir su konkrečia specializacija, funkcija kažkokia, yra marketingas, gamyba ar kažkokia. Bet egzistuoja dar tokia socialinės, kaip mes sugebėme komunikuoti viduje, organizuoti, kaip aš skirstau, yra keletas irgi tokių filosofinių dalių. Klasikinis, sakykime, vadovavimas ir šiuolaikinis vadovavimas, šitaip sąlyginai suskirstytas. Tai jeigu kalbėtume apie klasikinį tokį vadovavimą ir valdymą, tai dažniausiai yra labai aiški struktūra, labai aišku, kas reikalauja, kas atsiskaito ir taip toliau. Bet dabar, jeigu kalbėtume apie šių laikų organizacijas, jau dažniau yra einama visai į kitą šiuolaikinį požiūrį, kur
pavyzdžiui, bendroji kompetencija lyderystė pradedam vadinti, ne, ir kas sudaro, tai iniciatyvumas, proaktyvumas ir iš vadovų to reikalaujama, bet ir iš komandų reikalaujama. Ir čia yra tas jau tokia, sakyčiau, pasikeitusi bendrųjų kompetencijų ir vadovų, ir viduriniosios grandies vadovų yra reikalavimas, kad tu jau nebebūtum tiesiog gerai mokėtum nurodymus arba gerai išmanytum savo dalykinį dalyką ir nurodytum, ką daryti. Tai jau nebepakanka to. Ir į tai, aš sakyčiau, kas įeina, tokie socialiniai dalykai, tai yra vadovavimas komandom arba būti komandos dalimi, sugebėti pristatyti save, pristatyti savo kažkokius tikslus, juos, jeigu klasikiniu atveju mes kalbame dažniausiai, tai yra kontrolė remiasi praeitimi, kažkokie rezultatai, dabar aptariam galimas rizikas, daugiau tokia iš rizikų saugojimo, sakykime, perspektyvos. Šiuolaikinės organizacijos jau kalba apie tai, kaip valdyti rizikas, kaip kaupti žinias, kaip jas valdyti žinias. Ne tik rizika, kas jau čia buvo ir gali nutikti, bet kaip prisimti riziką ir ją važiuoti. Tai į tavo socialinę tokių kompetencijų dalį įeina daug tokių bendrų dalykų, bet vis dėlto ne visi tą patirtį turi ir nesukaupiam. Tai strateginių kompetencijų kontekste aš sakyčiau, kad minimum programa yra sukaupti kiekvieno kaip dalykinio dalis, tai yra funkcijos išmanymą, bet tuo pačiu ir to bendradarbiajimo dalis, kas susideda bendravimas, empatiškumas, tikslų siekimas, tikslų kryptingumas, kažkoks susidėliojimas, į ką judam. Tai čia irgi yra tokia atskira, sakyčiau, platforma, kur daugelis organizacijų apie tai nepagalvoja, sakykime. Ir kai iš išorės tu ateini, tu gali pažiūrėti į tai kitų kampų ir įdėti savo indėlį tą tokį naujoviškumą, arba tu esi iš išorės nepriklausomas emociškai nuo kitų. Ir dėl to tu gali objektyviau vertinti ir dėti tą kompetenciją. Gerai. Jau segmentizuojasi, ir ne dalykinės kompetencijos, kur mes įprastai žinodavom, kad dalykinė kompetencija, be dalykinės kompetencijos nebūsi nei pasamdytas, nei geras darbuotojas ir išmanimo reikia. Socialinė ta kompetencija arba socialinės kompetencijos kažkaip susipinusios su lyderystė, kiek jos ir kur gali būti ugdomos ir kaip jos atsiskleidė va tais tokiais tokiom ribiniam situacijom, ar ne, kai reikėjo naujų sprendimų. Aš kalbu jau dabar apie 3 metų, kai reikėjo apskritai nestandartinių sprendimų. Ir tada galbūt kiek tai jau ateities kompetencijos. Tai neturiu, arba tai ką, gimstama tuo, ar kaip tada tai įmoniai kažkaip rūpintis, kad ir kur čia atsiskleidžia tos tokios socialinės kompetencijos, empatiškumą minėjot ir kitus. Aš sakyčiau, jeigu kalbėt lyderystę, tai kaip asmenybė ir kaip vedimą organizacijos, tai antra dalis yra vizijos turėjimas. Ir va tas vizijos turėjimas, tai dažnai žmonės tą asocijuoja su tokia, kažkokia augimą ir taip toliau, bet vizijos turėjimas yra labai konkretus dalykas. Pavyzdžiui, įmonė patiria finansinį spaudimą arba išgyvenimus klausimus, tai kažkas turi prisimti ir sukurti viziją, į kur einam. Nes jeigu tu neturi, kur einam, organizacija pasimeta. Ypatingai, jeigu ta organizacija yra tokia struktūruota labiau, arba visi įpratę žino, ką daro, bet staiga bumt, situacija, kuri yra neapibrėžta, nėra aiški. Ir čia toje vietoje, irgi socialinė kompetencija, kaip ta vizija, pirmiausia, tu pats kaip vadovas turi turėti, kur eiti. Negana to, kad tu turi suprasti, kur tu nori nueiti, tu turi daug tokio ir atsakomybės prisimti ir tuo pačiu tu turi labai būti aiškus savo sprendimuose. Tai vizijos sukūrimas kitiem yra susijęs ir su sprendimų darimu. Kaip tai daryti, ne? Tai tu gali pats atsistoti ir padaryti, bet tai yra rizikinga, ne? Jeigu mes kalbam apie organizaciją, kuri ant išgyvenimo, pavyzdžiui, krašto. Tai tokiu atveju reikia kompetencijų, kurios sugebėtų sugerti, pasitarti, apibendrinti. Ir čia išlenda ta socialinė, kaip mes dirbam su žmonėm, su komandom. Tai jeigu sugebam, šitoje atveju apibendrinti, kokie yra rezultatai ir gauti sprendimus, galbūt kūrybinius sprendimus, juos reikia, jeigu tu negali paruošti, tada tu turi skirti laiko tam, ištraukti juos į paviršių, padaryti viziją ir negana to, po to tu ją labai turi aiškiai ištransliuoti. Kai žmonės žino, kur organizacija juda, jie puikiai įsilieja, bet tam reikia pastangų. Tai lyderystė šitoje atveju yra tokia iniciacija, o vizijos sukūrimas yra labai konkretus veiksmas. Ne vis, kaip treniruoti, klausėt,
treniruoti galima, ne? Bet jam reikia skirti. Ar tu kasdien, ar tu žinai, kur eina šiandien organizacijos? Ir dažnai aš užduodu tą klausimą savininkam ir jie kartais sako, taip, aš noriu to ir to ir to. O kartais sako, žinai, aš žinojau prieš 10 metų, kad noriu čia ateiti, aš atėjau, dabar esu pasimetęs. Ir tada sakau, palauk, tai o kaip tu tada valdai organizaciją, jeigu nežinom, kur einam? Nu dabar visiems gerai, visi komforto zonai, nebėra ambicijos, nebėra energijos, ne, motivacija, kuri sudėta. Tai ir tada prasideda taip, kaip mes mokam šnekėtis, ne? Ar mokam klausyti, ar mokam išgirsti. Ir ar objektyviai mes tai, patiriame? Dabar noriu pakonkretinti, gerai, Žanai. Argi daug kalboje jūsų yra apie vadovą? Gal aš taip girdžiu, gal ta lyderystė yra ne tik tai vadovo, ar ne, bet vizija, ar ne? Kiek vizijoje yra vidutinio lygio vadovų, grandies vadovų, nežinau, darbuotojų, kiek dalyvauja vizijai, kiek čia turi būti, aišku, čia gal mes atsirėmėm į tą vadovavimo stilius, ar ne? Taip. bet vis vien, ar ne? Ar kaip esate išvelgę, kiek tai turi būti lyderystė savininko, ar ne? Ir kiek lyderystėje dalyvaujam toje empatijoje, socialinėje lyderystėje, kiek mes dalyvaujam visi. Nes klausyti tai paprasta atrodo, tai gerai, tai vadovė, čia pasakyk ir mes dalyvaujam. Aš darysiu, sako. Aš darysiu. Aš darysiu, jo. Dalyvauti jau yra daugiau, daryti gerai, yra tik tai. Čia turbūt reikia taip pažiūrėti, kad dviprasminis eismas yra. Viena pusė yra tai, kiek aš, jeigu šiuolaikiniai vadyboje sakom, darbuotojai nenurodyk, o įgalink, duok jam. Su nurodymu yra labai paprasta, būtent, tu man pasakyk, ką daryti, aš darysiu. O kur ta atsakomybė? Tai reiškia vadovai, tu nurodyk, tu atsakingas. Jeigu kalbam apie šiuolaikinį požiūrį, tai vadovas turėtų įsitikinti, kad darbuotojas yra pajėgus, kūrybiškai galbūt visai kitaip negu jis mąsto, reiškia sugalvoti sprendimą arba pasiūlyti. Antra dalis yra, kad aš turiu jo patikėti ir sakyti daryk, skatinti, kad jis eksperimentuotų, kurtų ir darytų. Ir čia yra tokia truputį platesnė požiūrė. Iš darbuotojo pusė labai lengva patikrinti, ar mes įgalinam darbuotojus iš tikrųjų. Ne? Ir tu sakai, ateik pas vadovą ir aš dažnai irgi, asmeniškai sakau, gerai, kiek iniciatyvų girdėjai paskutinį kartą per mėnesį ir iš kokių darbuotojų? Ir dažnai visi sustoja. Pas mums sako, palauk, tai kaip čia? Tu sako, palauk, tai norit pasakyti, kad jūs nenaudojate vidinio, potencialo kūrybinio, kurį turi kiekvienas žmogus. Taip, galbūt jie yra labai siauroj specializacijoje pardavimuose ir jie tik tais tame verda, bet aš tikiu, kad kiekvienas specialistas gali ir turi būti kūrybiškas. Tai iš jo turėtų tas aktyvumas ateiti. Tai aktyvumas man yra proaktyvumas arba siūlymo, arba kažkokių pasidalinimų, diskusijų apie sprendimus galimus, apie tai, kur einam, jeigu sako, organizacijos lygių ten ar savininkas sako, aš noriu tapti didžiausiu ten, nežinau, statybių įmonė. Tai taip, bet čia reikia dar suprasti, aš visada klausiu, labai faina, geras tikslas, įsivaizdavimas, malonu, o tavo darbuotojai, jeigu aš nueičiau paklausti ir paklausčiau, kaip jie tai pasieks, jie papasakos ar ne? Ir tada yra, klausimas, o jie turi apie tai galvoti ar ne? Aš galvoju, kad turi. Ir jie kaip tik, ne tik, kad tu sakai, kad mes ten eisim, tu turi sukurti tą tiltą, kelią, kaip mes padarysim. Ir strateginių kompetencijų, dar aš sustosiu ir žodis kompetencijos toks labai paslėptas dažnai būna. Aš sakau, meistriškumas, reiškia būti meistrišku vadovu, būti meistrišku lyderiu. Kai aš pasakau meistriškas, tai čia ir japonų filosofija su 10 000 valandų, tai reiškia, kad mano įgūdžiai yra meistriški. Tai reiškia, kad aš turiu žinias, įgūdžius ir norą. Ir tie trys dalykai sukuria tą kompetenciją tiek vadovė, tiek vidutinės grandies. Tai geras vidutinės grandies vadovas savo funkcijos arba savo apibrėžime atsakomybės turi puikiai platformą atsiskleisti. Ir aukti, ir tapti kažkokią karjerą daryti, ar kažkokius savo ambicijas patenkinti. Pagaliau, aš manau, kad labai svarbi yra ambicija ir vizijos turės kiekvieno žmogaus. Jeigu mes kalbam apie šiuolaikinę organizaciją, reikia ugdyti ir jeigu tradiciniai, reiškia, filosofijoje organizacijos suvokimo, tai mes kalbam apie tokį, ką reikia išmokti dabar, kad spręstume dabartinius poreikius. Jeigu kalbam apie šiuolaikinę, tai mes
jau turim galvoti ne tik, ką dabar turim spręsti, bet kas bus po to, jau netgi ugdyti žinias ir sugebėjimus, kurių prireiks, dabar galbūt nereikia, bet pasikeitus kažkokiam ten, kaip gyvenimas, internetas, bumt ir atsirado. Ir staiga marketingas iš laikraščių ir skydų persikelia į internetą. Tai, čia yra geras pavyzdys. Tai tada kas yra? Tie, kurie nesimokė ir nežiūrėjo ir neugdė tam tikrų specialistų, jie tiesiog turėjo vakuumą. Čia susikūrė problematika. Tai dėl to aš manau, kad kiekvienas vidutinės grandies vadovas turi būti kūrybiškas, turi būti proaktyvus, tai reiškia siūlyti vadovams, eiti, daryti ir domėtis ir augti ne tik savo funkcijoje, bet daugia prasme, nes dar yra klijai, kurie tarp funkcijų, ką mes apie strateginį valdymą, kas yra valdymas? Valdymas yra tai apibendrintas labai skirtingų funkcijų sulipdymas ir kažkokios vertės tame sulipdyme irgi sukūrimas. Kažkas greičiau daro sprendimus, kažkas išvalgiau produktus paruošia, kažkas geriau atskleidžia produkto privalumus ir taip toliau. Čia aš matau dar tokį klausimą, kur norėčiau labai aiškiai, kad mūsų pokalbyje nuskambėtų. Aiškėja labai nauja paradigma, jinai nėra nauja, bet keletą metų apskritai valdyme įmonių, kiek dalyvauja ar ne, ne tik anksčiau irgi buvo, ar ne, demokratiški vadovai deleguodavo funkcijas ir taip toliau, bet dabar tas įsitraukimo įtraukos bruožas valdyme labai svarbus. Tai dabar noriu, kad nepabėgtumėm nuo to esminio klausimo, ką šiandien kalbam. Ar yra tokios bendrosios kompetencijos, ką tu įvardintum kaip bendrosios kompetencijos, kad pokalbio klausytojas dalyvis žinotų, ar ne, kad tai yra dalykai, kurie ir ateitį turi ir aš turiu ugdytis, net jeigu dabar netinkama situacija, bet aš turiu abėcėlę žinoti, kokių kompetencijų reiktų universalioj įmonėj. Ir ten, ir ten, ir ten. Ir galbūt daugiau vidutinio lygio vadovų, nes gal aš dar kol kas nežinau, ar man taip bus ar ne, kad aš tapsiu aukščiausio lygio vadovu. Aš gal neturiu dar gaudymosi, ar ne, kaip čia bus, ar aš turėsiu savo įmonę, ar ne, bet aš jau turiu kompetencijas, turiu išsilavinimą, ar ne, tai kokios tai galėtų būti? Skambėjo empatiškumas, proaktyvumas, ar ne, tokios bendrosios. Kaip dar pavardintumėt, kokios dar gali būti? Aš sakyčiau, nesustoti mokytis, ne, tokiu būti atvirų mokymuisi, naujienom, netgi sakyčiau, žingeidžiu būti žiniom, sugebėjimams. Tai tiesiog yra tokia bendra tavo nuostata, tai judėti. Tada turbūt dėčiau empatiškumas sukuria mums galimybę būti išgirstam ir girdėti kitą, kas yra labai svarbu, nes taip mes daliname savo patirtim ir kaupiam. Aktyvumą aš dėčiau irgi į tokį trečią galbūt lentyną, kur aktyvumas yra nesustoti irgi tuo pačiu, tai leidžia nesustoti, bet tuo pačiu ir kaip sakyti, neužsivakumuoti, keistis, nebijoti, reiškia truputį eiti tą riziką. Aktyvumą irgi yra rizika, tu nežinai, kaip būsi įvertintas arba pasakyta kažkas. Ir tada galbūt aš sakyčiau, kad yra komunikacija ir tiesiog labai toks aiškus minčių, sistematizuotas kažkoks savo minčių pristatymas, kas yra logika. Bet tuo pačiu šalia yra kūrybiškumas, kurį reikia visiems mums ugdyti, ypač po, kaip sakyti, mes esam dabar tam nepriklausomybės laikotarpį, bet aš dar atsimenu organizacijų ir sutinku organizacijų, kur paklausus, ar yra kitų variantų, dažnai tyla vyrauja. Tai aš sakyčiau, tas kūrybiškumas, kuris yra paklausti, išdrįsti, reiškia, mesti iššūkį, tai kūrybiškumas ir tas potencialas, apie tai mokykloje išneka darželiuose, bet versle irgi yra lemiantis veiksnys, nebijoti surizikuoti. Tai tokios bendro ir galbūt dar sakyčiau, nežinau kaip tą vertybinį pavadinti, bet sakyčiau, toks kažkokio vertybių dar rinkinį turėti, kad mes esam lygus, pavyzdžiui, kaip žmonės, kad vertinga kiekviena nuomonė arba skirtinga nuomonė. Tai tie dalykai ateina iš vertybių, bet tai padeda sukurti mums organizacijai gilesnius ryšius. Ir po to tai perauga į empatiškumą, nuostatą kažkokią.
Man dar rūpėtų, Žanai, toks klausimas, gal drąsus jisai, bet ar yra savybių, kompetencijų, su kuriomis susidūrus, gal jau geriau atsisveikinti ir nekeliauti į kitą įmonę? Na, aš lenkiu į šitą pusę, kad kažkokie dalykai trukdantis, ar ne? Nes mes kalbam apie tą naują paradigmą, tai reiškia ir valdymas naujas, ar ne, bet ir įgalinimas kiekvieno asmens su savitomis savo savybėmis, ar ne, kad kiekvienas esam unikalus ir tik taip, arba tik tą, arba tik tokia apimtimi pajėgiantis ir įdarbinti tą individualumą, ar ne? Tai gal toks patarimas, gal su kažkuo nebekeliauti į kitą įmonę. Klausimas yra apie vadovo asmenybę, kai tu sutinki, arba susitinki, arba kolega susitinki. Yra klausimas ir apie komandą čia. Aš manau, kad pavyzdžiai rodo ir istorija rodo, kad labai ribinės asmenybės, jeigu patenka į aplinką arba komandą, arba sutinka partnerius, kurie papildo viens kitą arba įžvelgia naudą ir tada, aš sakyčiau, viskas gerai. Kuo yra skirtingesni komandos nariai, tuo yra didesnį turi mąstymo lauką, vystymo lauką ir organizacija turėtų daugiau pliusų. Bet jeigu tokiu atveju yra, kai ateina žmogus labai ryškus ir išmuša visus, sakykime, ne, ir ilgą laiką ir niekaip neadaptuoja, ne, čia apie adaptaciją tada klausimas, ar mes galim priimti ir organizaciją, ar to reikia. Tai destruktyvumo dalis gali egzistuoti, tada yra klausimas tiek žmogui, tiek organizacijai apie vertę. Ar tas jo ribiškumas padeda organizacijai, ar padeda idėjiškai, ar valdyme, ar kažkokiuose kituose aspektuose. Jeigu ne, matyt, kad tai bus švaistoma energija, pasipriešinimui, ignoravimui ir taip toliau. Tai tokiu atveju, aš sakyčiau, organizacijos turėtų atsakyti, ar jos turi naudą ir lygiai taip pat, ar tas žmogus turi naudą. Tai jeigu ir žmogus ir organizacija neturi, tai čia klausimų turbūt nėra. Jeigu žmogus mato naudą organizaciją, ne, nu tai matyt vadovo klausimas tada, reiškia, kažkas tai turėtų būti aiškiau arba gal išsakyta tam žmogui, dėl elgsenos, nežinau, dėl kažkokių kitų dalykų, nes organizacijos kultūrą kūrė visi ir tie ribiniai žmonės taip pat. Bet jeigu tai yra destruktyvu ir neveda į gerą, tai tada kam gaišti laiką? Nu, yra praktinė dalis. Mes versle nesam visai socialinė organizacija. Mes padedam vieni kitiem geranoriškai, bet neturime tarnauti vienu ar kitų individų perdėtų kažkokio dalim, nežinau, nematytiem poreikiam ar dar kažkam. Tai kažkoks kontroliavimas, čia tokia savybė jau nesaugumas, kontroliavimas, tai čia jau man kažkaip niekaip. Dominavimas, nes lyderystė ir dominavimas labai šalia. Šalia. Tai koks čia lyderis geras, o koks dominuojantis? Nu, Apple, ne? Jobso istorija parodė, kad dominavimas buvo ir atmetimo istorija, ir priėmimo, bet jisai galiausiai rado tą vietą savo. Tai va čia nėra tokio vienareikšmiško atsakymo toje vietoje. Aš taip galvočiau vis dėlto, kad o čia yra jau pokalbis apie gilius dalykus, ne? Tas pats Jobsas, kodėl jo buvo atsisakyta tam tikrų laikų, nes komanda nusprendė, kad be jo bus organizacijai geriau. Ne? Ir Jobsas išeina, sukuria per naują kompaniją ir galiausiai tada apsiverčia viskas. Ne? Tai šitą istoriją rodo, kad gali būti visai. Tai aš net nedrįščiau vertinti labai vienareikšmiškai. Tai neprašautume svarstydami, kad jeigu turiu tam tikrų kompetencijų, kurios tinka komandai, tinka tarpusavio santykiam, tai čia neprašausiu, o jei yra super individualistinės savybės, ar ne, kurios kažkaip decentralizuoja tave, išskiria, ar ne, labai suakcentuoja, tai kartais galbūt ne ateities dalykai, ar ne, nes greičiausiai mes judėsime tik visi kartu, bent aš taip girdžiu, ar ne, tokią paradigmą.
Didžiojo penketo teorija sako, kad jeigu reikia labai individualiai, yra specialistų arba kaip tam tikrų pozicijų organizacijų, kur reikia visiškai individualistų, taip, nežinau, programavimas. Nu, tu neprogramuoji vienu metu su 5, reiškia, nes kodas yra individualus. Tu gali surasti, kur mes papildom vienas kitą. Bet tokiu atveju išeitų, kad būtent reikia individualisto, tam tikro uždaro žmogaus, kuris būtų nepriklausomas. Tai čia yra atsakymas daugiau apie, kur tas žmogus gali sukurti didžiausią vertę. Tai kągi, ačiū už šį pokalbį. Tikiuosi, mes tęsime ir toliau mūsų pokalbius. Šį kartą man paaiškėjo vienas ir paprastas dalykas, ar ne, kad nesustoti ties tam tikrom kompetencijom. Jei turiu dalykinių kompetencijų, ar ne, tai žvelgti plačiau, nes esu reikalingas su savo individualistiniais sugebėjimais ir kitose srityse ir galiu pasitarnauti, taip kaip mes kartu keliausime. Ačiū už pokalbį, ačiū žiūrėjusiems, stebėkite mus Facebook'e ir laukite kitų mūsų pokalbių. Šiame pokalbyje apie strateginės kompetencijas dalyvavo alternatyvaus verslo valdymo strategas Žanas Neimantas, o šį pokalbį vedžiau aš, Diana Neimantinė, mano sritis komunikacija. Ačiū už pokalbį ir iki kitų susitikimų. Sudie.